jumis, mūsų jaunąją kartą, mūsų ateitimi. Labai džiugu, kad susirinko tikrai visai jūsų nemažai, beveik puspilnė salė, tai džiaugiamės. Na ir paprašysime dar Augustės užbaigė mūsų šventės atidarymą, tai pakviesim pradėti mūsų šventės renginį daina. Ir aš daug nekalbėsiu, aš tiesiog pacituosiu pačią autorę, kad apie knygas reikia nekalbėti, o kalbėtis. Taigi perduodu mikrofoną pačiai autoriai. Aš tik pasakysiu, kad nereikės fondo papildyti, nes aš jau papildyčiau, čia dovanų. Žinau, kad ne visas turi, tai bet jau pasirūpinau, kad dabar būtų biblioteka viso. Šiaip paprastai taip nedarau, bet dabar taip išėjo. Gerai, tai aš galvoju, kaip čia man jūsų nenukankinti. Toks klausimas, pirmiausia, ar kas nors skaitėt mano kokią nors knygą, žinot, su kuo čia kalbėsitės, ar nežinot. Tai aš tada žinosiu, tai kas jau čia rankas laiko? Ar yra skaičiusių ką nors iš tų knygų? Su tik Eida. Nieks čia nieko, ne? Yra taip. Mes literatūros vadovėliuose skiriam Marilai, net jeigu septintokė. Taip, bet nuostabus darbas, tai čia yra Dievo dovana. Tai labai ačiū už tokį pradėjimą, aš net pagalvojau, kad aš taip nerimtai susiruošus kalbėti, dabar tu taip nuteikiai, žinai, kad nebegaliu čia nesąmonį šnekėtis, dvasingai. Gerai, žiūrėkit žmonės, tai aš jūsų tada labai nekankinsiu, nes čia merginos, aš prašiau, kad telefonuose nesėdėtų, bet ne dėl to, kad man gaila, bet dėl to, kad tai yra kultūros dalis, elgesio kultūros dalis. Kaip Lietuvoje nemoka žmonės, pavyzdžiui, gatve vaikščio, žinot, kad nemoka. Gatve, kai eini, reikia laikytis dešinės pusės.
kai eini per perėją, reikia irgi laikyti dešinės pusės, bet Lietuva nežino pusė žmonių, kad reikia dešinės pusę. Už tai ten per perėją taip nežino, kaip prasilenkt. Tai kitas dalykas, kad viešajam transporte negalima kalbėti telefonu. Tu gali atsiliepti, sakyti, aš tau atskambinsiu ir nebegali kalbėti. Tai renginy irgi, ne dėl to, kad čia sakysiu, kad nervos, čia kaip aš šiklonai varysiu, jūs čia nekvėpuosit. Ne dėl to, tik dėl kultūros tokios bendros. Nu, tarsi nemandagu yra įsitraukti telefoną, nes nesvarbu, žodžiu, tau įdomu ar ne, tu turi atkentėti sukandęs dantis. Tai žiūrėkit, dabar tuos dantis sukaskit, kem 5 minutės. Netgi jau dabar mažiau negu kem 5 liko. Po 11:10 galėsit laisvai kvėpuoti. Tai sutarkime. Tiesiog mokomas tokios elgesio kultūros. Viskas. Dabar žiūrėkit, aš jau galėčiau pasakoti apie savo knygas, bet nepasakosiu, nes jeigu kažkam pasirodys, viską aš pasakyti apie tai, kaip yra knygos, kaip jos atsiranda. Ir tam iš pradžių, kad suprastume, kaip tos knygos atsiranda ir kodėl jos atsiranda keistų dalykų, kuriuo aš pati irgi nesuprantu, tai va, aš apie keistesnius dalykus šiandien kalbėsiu. Bet mums prieš tai reikia išsiaiškinti vieną tokį dalyką, kad, nu kaip jums atrodo, žodžiu, iš kur knyga rašytojo galvoje atsiranda, kaip tai atsiranda, nu iš kur jinai atsiranda. Ką sugalvoja, ne? Žodžiu, iš kur tos mintis atsiranda tada klausimas. Ir mokslininkai labai daug tyrinėja, kas yra mūsų galva, kas yra mūsų smegenys, ką jos moka ir labai mažai gauna atsakymų. Ir net nežinia, ar tie atsakymai yra teisingi. Pavyzdžiui, mokslininkai nustatė, kad mes nei vienas iš esmės neturime vaizduotės. Aha. Pasirodo, kad vaizduotė yra, nuo žodžio vaizdas, ne? Vaizdas. Aha. O tai iš kur mūsų galvoje atsiranda vaizdai? Dabar žiūrėk, padarom tokį pratimą. Aš jums pasakau. Senas rūsys. Senas rūsys. Kieno galvoje atsirado? O, žiūrėkite, ne? Atsirado senas rūsys, ačiū. Dabar visi pasidarykit savo galvoje seną rūsį. Pasidarykit toj galvoj. Dabar savo avatarą, save, ne? Laikykit tam rūsį. Dairykitės, taip kaip per 3D, kokią projekciją, pasidarykit tam rūsį. Ir kas drąsus galima pasakyti vieną dalyką, ką tam rūsį mato. Vieną dienos. Kas matys? O, vyrukai, o, kaip faina. Laiptus matau. Dviratį. Tokie, nu normalu, ne? Dar jo galima, ką dar? Ką mano galas ir irgi laiptus, ne? Kas dar ką? Tiesiog mačiau tas sienas. Apleistas sienas, liuks, okei, einu į kitą pusę. Va, koks aktyvus čia flangas. Sudužusius stiklainius. Va, kažkas sutratino su beisbolo lazda. Su senais daiktais. Rauginta burba. Šluota. Liuks, žiūrėk, nu kaip faini. Dabar dar klausimukas. Aha, vadinasi, jūs galit. Žiūrėk, kaip veikia smegenis, ne? Juk mes nieko nepadarėm, aš neparodžiau jokio rūsio. Aš tik pasakiau senas rūsys, bats ir atsirado jūsų galvoje vaizdas. Dar negana to, jūs mokate tą vaizdą palaikyti galvoje ilgiau. Palaikėt tam, kad po jį pavaišėtumėt. Įdomiai veikia smegenis, ne? Tai dar to negana. Pasakykit, oi, uždusau laksydama. Kas iš jūsų tikrai 100% tokiam lygiai Rusija, kurį man čia papasakojo ir savo galvoje susikėlė, 100% tokiam ir buvo. Kiek žmonių pakelti rankas? Labai nedaug. Ne? Koks 20%. Tada man sakykit, tie, kurie buvo kitokie visai Rusų sugalvoja, iš kur jį gavo savo galvoje, jeigu tokio niekada nematėt ir tokiam niekada nebuvo. Iš kur jį gavo? Žiūrėtų po filmų. Ok, vienas dalykas filmai, dar. Žaidimas jau visą. Liuks, žaidimai labai gerai. Kompiuteriniai žaidimai turi labai daug vaizdų. Ne, o dar turim. Iš knygų.
ir knygose, ane, yra dalykai. Tai va, ką sako mokslininkai. Ir baigiu čia tada tas visas teorijas. Mokslininkai sako, mes turime tik prisiminimus. Visa tai, kas yra mūsų galvoje, tai yra tai, ką mes vadinam vaizduotė, iš tiesų yra tik prisiminimai. Nuo pat gimimo ir netgi prieš gimimą mes atsimenam dalykus, kuriuos esam kažkaip patyrę. Pavyzdžiui, mama jūsų laukėsi, ne, jūs dar buvot pilvelyje ir mama tarkim mėgo kokią nors dainą. Ir paskui, kai tau 25, tu sėdi kavinėje, kažkur kitam visai pasaulio gale, išgirsti dainą ir suklūsti ir galvoji, kad tau kažkokia žiūri, kad daina artima. Taip, jinai yra kažkokia sena, iš seno kažkokio ten disko, ne, išleisto prieš 40 metų. Ir net negali paaiškinti, kodėl tau ta daina patinka. Tu aišku neprisimeni, kad jos klausėsi tavo mama, kai tavęs laukėsi. Tai daugybė dalykų, kurie mūsų galvoje yra, mes net nežinom, kad juos turim. Nes mes važiavom pro šalį, kažkaip autobusu, kažkokį medį įdomų pamatėm, jis įsirašė į mūsų galvą, viskas įsirašo. Aš nenoriu jūsų gąsdinti, bet aš irgi jau dabar įsirašysiu jūsų galvas. Net jeigu jūs pamiršit, kad aš čia kažkokia buvau, bet aš vis tiek jūsų galvose jau sėdėsiu. Lygiai taip pat jūs sėdėsit jau mano galvose. Visi, į kuriuos aš nors kažkiek atkreipsiu dėmesį. Ir dabar prieinam prie to, kad kai rašai knygą, kai bet ką rašai, bet šiandien apie knygą šnekam, kai rašai knygą, tu turi ką padaryti. Įsivaizduoti, ne, ką rašai, žmogų, kuris veikia, vietą, kuris yra. Ir visa tai tau iškyla galvoje, va taip kaip senas Rusys. Iškyla kažkoks miestas, kažkokios gatvės, kažkoks veidas ir tu turi būti susikaupęs ir laikyti galvoje, kad tas vaizdas nepabėgtų. Ir tad visą tai paversti žodžiais. Tai dabar prieinam prie to, ką aš kalbėsiu. Ką aš noriu šiandien papasakoti. Kartais atsitinka taip, kad tu nežinai, iš kur tai tavo galvoje yra ir pagalvoji, kad atsitinka kažkokie stebuklai. Tai va, yra tokia teorija, kad jeigu vieną kartą kažkas pasikartoja, tai yra atsitiktinumas. Atsitiktinai taip įvyko. Jeigu 2 kartus, tai sutapimas. Einu į parduotuvę ir visą laiką sutinku tą pačią valandą tą patį žmogų. 2 kartus jau jį mačiau. Jis perka tas pačias morkas ir ten šuns maisto. Ir aš atkreipiu dėmesį, jis tai atrodo. Jis neina su fraku į Maksimą, o su fraku ir lakuotais batais, pavyzdžiui. Ane? Bet jeigu aš jau 3 kartą jį matau, pagalvoju, kad jis yra iš kitos realybės kažkoks, kad tai jau stebuklas. Nu va, ir man taip yra atsitikę keistų tokių dalykų, ir aš apie tuos keistesnius dalykus dabar pakalbėsiu. Ai, nu gerai. Tai va, tokia knyga yra Sutikti Aidą. Čia ta pati knyga, tik čia naujas leidimas. Tai knygynuose šitas dabar yra, nes šito jau nebėra. O po 7 metų ar kažkiek išleido dar kartą kitų viršelių, nes jau mane sakė, visi sudrisko. Nu va, ir toje knygoje, ten šita knyga yra apie tokią mergaitę, merginą, mergaitę, ne 16, apie merginą, kuri, nu, tokia keistuolė šiaip yra, nepasakosiu visą siužetą, perskaitysit, bet žodžiu, jinai sudraugavęs tokį vaikinu, tas vaikinas, jos manymu yra ateivis iš kitos realybės, bet ne taip svarbu, ir jinai jam pasakoja, jis sako, ką galima pažiūrėti jūsų mieste, kas jūsų mieste yra įdomaus. Ir jinai pasakoja tokią istoriją, kad, nu žinai, yra čia keistų dalykų nuo mūsų mieste, sako, yra ligoninės kieme, toks piedestalas, be paminklo. Ir 13 dienos, jeigu ta 13 diena penktadienis, 12 val. Nakties, žmonės sako, kad tas paminklas, tas žmogus bronzinis atsiranda ir atsistoja ant to paminklo, o ant paties piedestalo atsiranda užrašas. To žmogaus vardas ir pavardė, gimimo ir mirties metai. Niekas nežino, kas tas žmogus, nes 12 val. Atsiranda. Ir tas, kas perskaitys tos būtybės, to paminklo, to skulptūros vardą ir pavardę, tas paveldės visus to žmogaus turtus. Ir daugelis žmonių bandė 12 val. Eiti, na, bet dažniausiai prieš pat 12 apima toks siaubas,
kad tu nebeišlaikai ir tiesiog pabėgi iš tos vietos. Todėl be prozinio žmogaus, jeigu yra kas matė tik iš tolo, niekas neperskaitys jo vardo. Ir ta pagrindinė veikėja, Algė, su savo tuo draugu, kurio vardas Mikas, nutarė, tiksliau tas draugas nutarė, sako, tai varom, va, dabar kaip tik penktadienis bus 13, varom 12 valandą pažiūrėti tos žmogus. Nu, žodžiu, aš nepasakosiu, jie nuvaro, bet ko ten viską baigėsi, nepasakosiu, bet aš pati sugalvoju, rašydama tą knygą, tą istoriją apie tą prozinį žmogų. Nieko nesu tokio girdėjus, nu tiesiog sugalvoju, kad yra kažkoks piedestalas. Ir dabar ta knyga jau buvo seniai išleista, nu tikrai kokie 3-4 metai. Ir Vilniuje yra tokia Švento Jurgio bažnyčia ir jos teritorija priklauso bibliotekai, archyvams, žodžiu, į tą teritoriją niekada nebuvo šiaip jau leidžiami paprasti žmonės, bet dabar tą bažnyčią grąžina po truputėlį netikintiesiems, bet kurijai ir dabar galima ten įeiti. Ir žodžiu, aš nuvarau į tą bažnyčią, į ekskursiją, įeinu į tą kiemą ir nufotkinu, ką tam kiemą matau. Tai yra, aš matau beveik tokį vaizdą, kokį aprašiau, kokį mačiau savo galvoje. Aš nemoku pasakyti jausmo, kas atsitiko, kai aš įėjus pamačiau tą piedestalą. Man, nu, žinot, šiurpai nubėgo per nugarą. Galvoju, tik mano knygai, nu, tiksliau galvoju, kai aš rašiau ir kai aš įsivaizdavau, tai aš įsivaizdavau, kad čia yra grandinės. Va čia dar tokios storos metalinės grandinės. Čia grandinių nėra, bet žinot, metalas, tai metalą galėjo ir pavogti kažkas. Įdomu tai, kad čia nėra irgi jokios lentos ir užrašo, kas čia stovėjo ant to piedestalo. Nu tada, aišku, aš bandžiau sužinoti, klausinėjau ten tų, kas restauravo, jau dabar ten dirbo bažnyčioje. Sakė, kad liktai čia stovėjus švenčiausioji mergelė Marija. Ir čia nežinau, koks užrašas buvo, niekas neatsimena. Ir prieš sovietmetį, užeinant sovietam, kadangi jie daužė šventus paminklus, kažkas tiesiog nukėlė ir paslėpė tą kultūrą ir jos lyg ir nerado iki šiol. Nu gerai, tai čia apie tai, kad kas vyksta mūsų galvoje, nesuprasi. Kitas dalykas, tai čia vienas stebuklas. Dabar, nu aš nestebuklas. Ai, nu gerai, yra tokia knyga dabar Marselis. Čia irgi paaugliams, čia ne vaikams. Vaikams tai čia iš paveiksliukų mamas. Dabar Marselis yra paaugliams knyga. Tai nerodysiu, nesikėčia ekranėje. Tai va, ir neatsimenu, ką aš norėjau apie tą Marselį pasakyti. Na, žodžiu, čia yra apie vaikiną, kuris pabėga iš tokios stovyklos, į kurią privalo važiuoti. Jis iš jos pabėga, nes nenori ją vykti. Ir patenka į, nu, labai keblią situaciją, žodžiu, jis pasiklysta, neturi kur nakvoti, nakvoja tokiai apleistoj tokiai sodyboj nakvoja. Nepasakosiu viso siužeto. Čia tokia, jeigu sutikti eidai yra šiek tiek su fantastiniais elementais, su mistika knyga, tai dabar Marselis yra realistinė. Pagrindinis veikėjas yra 14 metų, 14-15, nu, žodžiu, jūsų toks bendramžis. Nepasakosiu, kas ten da, bet tam, kad aš įsivaizduočiau seną trobą, kurioje tas Marselis apsigyvena. Marselis yra jo netikras vardas, šiaip jis Julius. Tas Julius apsigyvena. Aš turėjau prisirinkti nuotraukų įvairiausių iš tų senų sodybų. Pati esu gyvenus 3 vasaras negyvenamoj sodyboj. Irgi buvo toks mano iššūkis visiškai tarp pelkių be jokių žmonių. Nu, čia atskira istorija. Tai va, ir dabar toje istorijoje apie Marselį, sėdi tas Marselis, žiūri į sieną ir toje sienoje ant senų tapetų yra toksai tamsesnis keturkampis. Visur tapetai išblukę, o tas keturkampis ryškus, nes buvo kažkas užkabinta. Ir žiūrėdamas į tą sieną svetimuose namuose, tas Julius prisimena savo vaikystę, kai jis turėjo auklę Onutę. Ta auklė kartais jie atsivesdavo į savo namus. Ir ten ant sienos, ant auklės tame kambaryje kabėjo šventas paveikslas, kuris vadinosi Angelas sergsintis vaikus, žaidžiančius ant bedugnės krašto. Ir Julius, kuriam blogai visais reikalais ir klausimais, jisai labai būdi toj svetimoj sodyboje, žiūri į tą keturkampį ir galvoja, kad jo tai niekas nesaugo, jis dabar irgi yra ant bedugnės krašto ir niekas jo nesaugo. Aš parašau tą knygą, įsivaizduoju tą paveikslą, kurio
Nu, šiaip tiesiog kažkur jį buvau mačius. Ir prašiau visų draugų, kad man siūstų įvairiausių senų trobų nuotraukas, nu, kad aš galėčiau geriau susikurti tą vaizdą. Ir jau knyga buvo išleista, kai draugė man dar atsiuntė nuotraukų ir sako, žiūrėk, ką radau. Va, ir aš. Ai, nu, va čia ta troba, kur aš gyvenu. Tokia pobėsė. Čia irgi ta troba, kur aš gyvenu, čia mano kuprinė. Čia aš taip radau, kai įsikėliau tą trobą, tokį bardaką. Bet ne čia esmė. Va tas paveikslas, kurį aš paskui nusifotografavau. Aš įsivaizdavau, kad jis kabo ant sienos toje sodyboje, į kurią patenka Marselis. O čia dabar ta nuotrauka, kurią man atsiuntė draugė. Kai aš prašiau, kad atsiųskit man visi draugai, kas fotkinat, kas mėgstat keistus dalykus. Ir jinai man atsiuntė, aš panašiai labai tą kambarį įsivaizdavau. Matot paveikslą? Matot koks? Tas pats paveikslas. Čia, kadangi nėra visai paveikslas, tai yra tokia nuotrauka, paveikslas perfotografuotas nespalvotai, paskui nuspalvintas. Tai tam, kur aš įsivaizdavau, galvoje, kur laikiau, tai buvo mėlyna angelos ta sukne, vadinkim, rūbas. Čia yra raudonas rūbas, bet paveikslas yra lygiai tas pats. Kaip čia taip sutapo, ta prasme, aš pirmą parašiau knygą įsivaizduodama tą sieną, o paskui gaunu nuotrauką, kur lygiai tai, ką aš įsivaizdavau, išskyrus angelo suknę yra. Nu gerai. Skiriama Rilai. Okay. Mažai kalbėsim apie skiriamą Rilai, norėsit perskaitysit. Nu, galiu tik šiaip sakyti, kad reikia, kai rašai, tai tu tą veikėją turi galvoj, bet jo nepažįsti. Nu, tik sugalvoji, taip jis turėtų atrodyti. Ir paskui, kai reikėjo viršelį daryti knygai skiriamą Rilai, tai man reikėjo nutarti, koks vaikinas galėtų būti tame viršelėje. Dailininkė man atsiuntė kokį 100, nu ne 120, gal kokių nuotraukų vaikinų, išsirinkau 3. Ar čia ta dailininkė, nu čia ne tie vaikinai, ne, tai čia jos toks įdomi tapimo maniera. Dėl to ją pasirinkau, labai faina, įdomi tokia dailininkė, Zerlė Dagytė. Va, nu 3 vaikinai, nu dabar mergos, ne tik mergos, Jėzus visi gali rinkti, galėtumėm balsuoti, kuris būtų fainiausias, kuris gražiausias iš jų. Tai, na, šitas, ne, jūs žinot, aktorius yra, tai jau vien tai nelabai gerai. Antras dalykas, pagrindinis veikėjas Dovas iš knygos Skiriama Rilai, jam 14 metų irgi, jis toks, nu toksai, šitas tai žino, kad jis labai gražus, ne? Matot tokį pasitikėjimą akise. Nu, oi, tai nelabai pagal charakterį. Tas, kaip vieni man vaikai sakė, Marozas. Tai ne Marozas iš tikrųjų, tas, nu, mano veikėjas ne Marozas. Tai aš išsirinkau šitą, nes man labai toks liūdnas žvilgsnis, gražus toks vaikinukas, ir va jis tapo viršeliu. Panašus, ne? Va, nu gerai. Dabar tam, kad parašyčiau knygą apie praeitį, o Skiriama Rilai yra praeitis, Jėzau, kaip ilgai kalbu, ne apie tai, apie ką noriu, nes čia yra 19 amžiaus pabaiga, 20 pradžia, knygoje yra 1899 metai ir man reikėjo savo veikėjus perkelti į praeitį ir įsivaizduoti, kaip atrodė miestai tuo metu. Aš peržiūrėjau, kaip jau sakiau, mes turim tik tai vaizdus, tik prisiminimus, tam, kad aš rašyčiau apie praeitį, man reikėjo peržiūrėti tūkstančius. Čia dabar nemeluoju, ne 100, o 1000 nuotraukų senovinių. Prisipirkau albumų visokiausių, to paties Fleury. Kad aš įsivaizduočiau, kad buvo grindinys, kad nebuvo šaligatvių, šaligatviai buvo iš lentų, kad šičia po grioviais šūdai tekėjo kanalizacija. Nu, aplavos visokios, nes kanalizacijos nebuvo kaip tokios, kad nebuvo tūlikų viešųjų, jeigu tu norėjai, kaip sakant, kapų, tai bėga į krūmus, kur nors. Ir visą tai irgi dėjau knygą, kaip gyveno Lietuvoje žmonės 19 amžiaus pačioj pabaigoje. Va, bet įdomiausia, tai kad, nu gerai, čia prisižiūrėjau tų visokių, čia galiu rodyti, kaip atrodė miestai, kaip namai, kaip gatvės, kaip žmonės rengėsi.
Nes man reikėjo įsivaizduoti, kad aš irgi ten vaikščiau tarp tų žmonių. Va, bet blogiausia tai, kad kažkaip į tą praeitį reikėjo persikelti laiku. Na ir visuose filmuose ir knygose yra keliamas į praeitį laiko mašina, ne? Žaidimuose yra kompiuterinių žaidimų apie kelionės laiku? Jo. Yra? Kartais, ar ne, nelabai populiari tokia. Literatūra tai žiūri populiaru. Nu va, bet aš pagalvojau, kad labai neįdomu su mašina persikelti, nes tai jau girdėta. Ir mano knygoje persikelia, kas skaitė, žino. Skaitai? Tai pasakykite. Kaip persikelia? Ir taip, bet į pačią praeitį mintimis persikelia. Mintimis. Įsivaizduoja, sukalba ten tam tikrus magiškus žodžius ir ten patenka į praeitį. Tai dabar man labai buvo įdomu, tai gerai. Ar gali žmonės keliauti laiku? Pasakykit man, ar gali. Tik galvoje. Nu dabar paimam ir patikrinam. Pradėjau skaityti viską apie keliones laiku. Štai turim nuotrauką. Žinot šitą nuotrauką? Taip. Čia yra 1941 metai. Neatsimenu, man visą galvojau, kad Kanada, bet ne Kanada. Kažkokia kita šalis. Nu, žodžiu, užsienis kažkokia, Amerika gal. Čia yra 20 amžiaus vidurys, ten pirmi metai, Europoje karas, tai čia turbūt ne Europa. Yra šventė, kai pastato tame mieste tiltą ir čia to tilto atidarymo šventė. Ir nuotrauka iš tos 41 metų, 1941 laiko. Matot, kaip atrodo žmonės. Tokie vyrukai su skrybėlėm, kaklaraiščiais, ponios išsipuošusios, saulėta diena. Jūs matot nors vienas su saulės akiniais, be šito apibraukto vaikino? O dabar pažiūrėkit tą vaikiną. Kaip jis apsirengęs? Kaip šiuolaikinis. Džemperiukas kažkoks, ane? Akiniai. Akiniai įdomaus dizaino tokio. Ar čia šešėlis, ar čia tikrai praplatintas rėmelis? Tyrinėtojai tos nuotraukos, čia nėra photoshopas, čia ta prasme tikrai ta nuotrauka egzistuoja. Internete va jos, jeigu kelionės laiku arba keliautojų laiku įsivesite Google, tai 150 kartų jums išmės šitą nuotrauką. Ir aišku, čia tik dabar mūsų reikalas, ar mes tikim ar netikim. Man patinka tikėti labiau tokiais dalykais, bet, nu, galit netikėti. Tai, kad tas vaikinas yra su akiniais, tie, kurie sako, kad ir kas su akiniais 20 amžiaus vidury irgi jau buvo saulės akinių. Okei, ir lygina, ar 20 amžiaus pradžioj kokia nors firma galėjo tokius akinius gaminti. Kaip ir galėjo. Akiniai vadinasi neįrodymas, šukuosena neįrodymas. Džemperiukas. O gal čia ne džemperiukas, gal čia nelabai matyti. Gal čia toks minkštas švarkas, nu bet likti, kad ne švarkas gal. Sunku pasakyti. Bet kad jisai su maikonu, taip nelietuviškai sakant, ne? Matot, marškinėliai lietuviškai. Bet maikonas, kaip jūs sakė. Tai kad jis su maikonu, tai faktas. Ir tas maikonas yra su logotipu. Ane? Matot logotipą? Lygiai ten raidė kažkokia. Dabar tie, kurie ginčijasi, jie sako, okei, bet tai yra sporto klubo marškinėliai. Tas sporto klubas labai senas, 20 amžiaus vidury. Sporto klubas veikia ir tokie marškinėliai galėjo būti dėvimi. Bet dabar aš kadangi tikiu, kad esi keliautojas laiku. Tai aš tada sakau, nu gerai, ar nors vieną matote šventėje su sportiniais marškinėliais? Dar prieš kokį 50 metų žmogus nevaikščiojo, dabar gali eiti savo vestuvės su maikonu baltu ir su švarku, ne? Dabar sportiniai marškinėliai yra, aprangos dalis tokia visiškai legali. Neatrodo, kad tu dabar čia ką tik, žinai, iš virtuvės išsildai. Viskas normaliai. O anais laikais viešumoje su sportiniais marškinėliais tas pats, kad dabar su triusikais be džinsų. Nu, dabar tai nelygis. Tai va, tai jisai lyg ir čia kažkaip vis dėlto ne visai 20 vidurio, bet jis kažką laiko rankose. Dabar labai gaila, kad aš pasirinkau tokią tą apibrauktą nuotrauką, kad jūs geriau matytumėt, nelabai matot rankas, bet jis rankas taip įdomiai sudėjęs, nu aš tai parodysiu kaip. Dabar ar telefonas? Greičiausiai ne. Mes laikom šitai telefoną, ne? Taip laikoma. Čia jis abiem rankom. Tai tyrinėtojai sako, kad šitai laikomos yra vaizdo kameros. Ir maždaug mano, kad jis gyventų apie 1980 metus. Tai yra, nu, ne visai šiuolaikinis.
20 amžiaus pabaigos vaikinas, kai buvo tokios vaizdo kameros, video kameros, kurios, tokios galėdavai filmuoti. Nedidelės, o taip pat būtent galima laikyti buvo rankose. Tai nežinau, žodžiu, keliautojų į praeitį tarsi ir būta. Tai ne aš čia sugalvoju. Dabar paveiksliukų nebeturiu, bet už tai turiu dar 3 istorijas iki tol, kol jūs paleisiu. Ar 13 minučių išbūsit, ne dar? Na, gerai. Tai dabar žiūrėkit, viešbutis. Čia aš tik užsirašiau, kad nepamirščiau datų. Dar viena istorija. 4 žmonės, 2 poros, jaunas vyras ir žmona, važiavo iš Prancūzijos į Italiją. Ne, važiavo iš kažkur į Italiją per Prancūziją. Bet ir vieną vakarą, jie važiavo lengvuoju automobiliu, žodžiu, vieną vakarą jie apsistojo viešbutyje, labai įdomiame viešbutyje, jiems žiauriai patiko to viešbučio interjeras, nes buvo viskas labai, toks žodis, autentiška, labai tikra, labai senoviška. Ir jie net gerai praleido laiką tam viešbutyje, prisifotografavo, žodžiu, nes turėjo juostinį fotoaparatą, nes 80-ieji metai skaitmeninės fotografijos dar nebuvo, o juostiniai. Žinote, ne, kas yra juostinė fotografija, namai pilni albumų, kur tėvų yra nuotraukos dar juostinės, aišku, darytos ir ten senelių. Ir viskas, jie ten praleido naktį, ryte susikrauna daiktus į savo automobilį, kad judėtų toliau, susikrauna daiktus, atsisuko, kažkas ten dar į tą viešbutį žvilgtelti ir to viešbučio nėra. Toje vietoje, kur buvo viešbutis, nėra nieko. Pieva. Ir ką, jeigu tai būtų vienas, sakytų, vakar prisikėlė, gal žinai kažką. Jam šiandien haliucinacijos. Gal po pušim miegojo, o įsivaizdavo, kad viešbutį. Bet jie buvo 4. Tai gerai. Gali būti masinė haliucinacija, jos užšėrė kažkuo, ne? Davė kepsnį, privarė tablečių. Nesąmonė. Jie meluoja visą tai. Jie sugalvojo, kad spauda juos atkreiptų dėmesį. Tai jeigu jie norėjo išgarsėti, kodėl mes nežinom jų pavardžių. Nes nežinom, kas jie tokie buvo. Jūs norėtumėte išgarsėti tokiu būdu, ane? Norėtumėte išgarsėti po tokiu, kad, tai pabandyt galite, ateikit rytoj į mokyklą, rytoj neateisit, pirmadienį, ateisit rytoj, kas fainas, teisingai, ateikit į mokyklą, sakykit, kad naktį jūs praleidot ateivių kosminiai lėkštėje, pažiūrėkit, kas bus. Norit šitaip išgarsėti? Kad visi tai pamatytų jūs mokyklos ir būtų. Čia tas. Tai žodžiu, tai dabar žiūrėkit, bet jie baigit mėgti telefonus. Bet jie turėjo fotoaparatą. Jie sako, taigi mes išryškinsim juostą ir įrodysim, kad čia buvo, čia mes neįsigalvojom. Tikrai mes ne po krūmų mėgojom ir nesusitarėme duoti čia visiems. Taip, ant Piliakalnio, ant Pilkapių, supildavo kalną ir palaidodavo viršūnėje. Kinai, egiptiečiai piramidėse įrengdavo kapavietės. Pavyzdžiui, Kinijoje po žeme būdavo tokie labirintai ir tie kapai būdavo po žeme. Ir jie irgi visai kaip tyrinėjami, kaip ir Egipto piramidės, ir dabar ta Čanų dinastijos kapas, kuris ten 1600 kažkelintų metų ta dinastija, ten jau baigėsi, nebuvo atrastas iki 2008 metų. Ir jie galų gale atkasė tą kapavietę ir labai nustebo, kad ji nebuvo visiškai išvogta. Ta prasme, į ją niekas iki 2008 metų 400 metų nebuvo įėjęs. Niekas. Nes visiškai niekas nepaliesta, niekas nesugriauta, niekas neišvogta. Ir tarp daiktų, kurie buvo imperatoriaus palaidoto, buvo rastas šveicariškas laikrodis. Šveicariškas mechaninis, prisukamas, rankinis laikrodis. Kaip jis galėjo patekti į kapą, į kurį niekas neėjo 400 metų? Tai gal kas ir atėjo, tik nieko nepavogė ir padėjo. Koks tolkas, kad suklaidintų, ir kas iš to? Yra bet kokia, šiaip labai gerai, žinot, mokslininkai labai mėgsta bet kokias teorijas. Pavyzdžiui, mes iš karto tavo priimtumėm teoriją ir ją apsvarstytumėm. Nėra tokios teorijos, gali sakyti bet kokią baisiausią nesąmonę, mokslininkai linkia ją patikrinti, nes kartais, kas mums atrodo nesąmonė, iš tikrųjų yra labai gerai tiesa, o gal taip galėjo būti. Tai dabar niekas neišaiškino, ar galėjo palikti mokslininkai, kurie atkasė kapavietę, nes archeologai kasė, nedaug kasiai kokie.
Ar galėjo palikti? Nu, nelogiška būtų. Beje, tas laikrodis buvo veikiantis. Jis nerodė laiko, taip, jis neėjo, jį reikėjo prisukti. Bet radimo metu jis rodė 10 valandų 6 minutės ir prisukus jis ėjo. Tai žodžiu, sunku pasakyti. Gerai, paskutinė mano istorija apie keistus dalykus. Junličenas. 8-7 metai irgi Kinija. Turi dar 9 minutės. Ne 9, mažiau. Tai aš tada bandau greitai papasakoti. Neskubėkit, jums išvažiuoti reikia kitiems žinokams. Tai Kinijoje, vadais 8-7 metais, ne taip jau baisiai ir seniai, ne? Prieš kiek metų, maždaug, į policiją kreipėsi, policija kreipėsi į ligoninę, klausdama, ar gali atvežti vaiką. Ar gali atvežti maždaug 10 metų berniuką, kurį pastebėjo keistai besielgiant ir klaidžiojantį po miestą, keistai apsirengusi, keistai besielgiantį, žmonės jį nuvedė į policiją, jis policijoje pripasakojo dalykų, policija nutarė, kad tam vaikui kažkas negerai su galva ir paprašė ligoninės, kad jį priimtų ir apžiūrėtų. Tas vaikas kalbėjo, kad jis gyvena, ten metus, kada ten gyvena, žodžiu, aš nežinau, kitaip skaičiuoja, tai ten kokie tie metai, bet žodžiu, prieš kelius šimtus metų išeitų pagal mūsų kalendorių, apsirengęs buvo senoviniais rūbais, žodžiu, kurie atrodo kaip nauji, bet buvo tokie visiškai senoviški. Ir, aišku, medikai jį tikrino jo galvą. Kalbėjo, beje, jisai keistąją tokią tarmę, kurią dabar Kinijoje niekas nebekalba. Taip senoviškai tarsi, bet galima suprasti, ką jis sako. Ir patikrino jo psichiką, paaiškėjo, kad tas vaikas yra visiškai sveikas. Viskas čia okei. Tai gal šnipas, žinot, kinai italus tokie žmonės, gal šnipas, gal kažkas apmokė vaiką, kad jis prasiskverbtų ar policijai, ar kažkur, žodžiu, kažkokią atliktų misiją. Tai tada pabandė jį ištirti kitaip, užhipnotizavę. Jeigu jisai išmokė senovinę kalbą, jeigu iš tikrųjų šiuolaikinis vaikas, tai hipnozės metu jisai prasitars. Bet hipnozės metu jis pasakoja lygiai tą patį, ką pasakojo. Ir šiaip jo klausimas, kad jis gyvena tokiais metais kaime, ką ten tėvai, kokie tėvų vardai, ką jie veikia. Žodžiu, ir, nieks negalėjo dabar pasakyti, ar gali būti, kad tas vaikas iš tikrųjų iš praeities. Mokslininkai, tada kreipėsi, aišku, ligoninėje į mokslininkus, mokslininkai puolė irgi ten žiūrėti. Ir pirmiausia ištyrė jo drabužius. Ir paaiškėjo, kad tie drabužiai yra visai nešiuolaikiniai. Ta prasme, jie yra nors nauji, ne iš kažkokio muziejaus ir ne iš kokios ten kapavietės, jie yra austi rankomis, siūti rankomis ir pluoštas, iš kurio jie padaryti, apdirbtas yra rankomis. Kaip dabar niekas nebedaro. Žodžiu, jie buvo visiškai tokie kaip muziejai, bet nauji. Ganėtinai. Ir mokslininkai vieni, aišku, pritarė, kad čia gali būti, kad iš praeities, kiti nepritarė, bet vienas mokslininkas kažkaip ir labai norėjo patikėti, kad tas berniukas kažkokiu nesuprantamu dar mūsų mokslui būdu iš praeities galėjo atsirasti šičia. Ir tą berniuką laikė ligoninėje, specialioj palatoje su labai griežta apsauga, ir jį po truputėlį tyrinėjo. Ir vieną dieną tas berniukas iš palatos tiesiog dingo. Dingo. Iš užrakintos palatos, su viso, su langais, aišku, su apsauga. Jis tiesioginė prasme išgaravo, jo tiesiog neliko. Ir visi mokslininkai numojo ranką, nepaaiškinamas fenomenas kažkoks, bet vienas, kuris labai kažkaip tuo berniuku buvo sudomėjęs, pradėjo skaityti istorinės knygas. Jūs žinot, kad kinai labai anksti atrado raštą. Lietuviai 16 amžiuje tik išmoko rašyti. O kinai labai seniai, prieš mūsų erą, jau turėjo raštą. Ir daug dalykų ten užrašyta. Ir jis rado istorijos knygose pavadinimus kaimų, kuriuos tas dalykas buvo minėjęs. Tada ėjo toliau. Dar kniso įvairias ten visokias šventųjų, visokių vienuolynų knygas ir taip toliau. Ir rado istoriją apie berniuką Junličeną, kuris vieną gražią dieną dingo iš savo namų kaime, beveik visų akivaizdoj, jis tiesiog dingo. Ir niekas negalėjo jo niekur rasti, ir negalėjo rasti jo kūno, paskelbė, aišku, jį mirusiu, ir po 10 metų jis atsirado tam kaime. Visų vėlgi baisingai nuostabai, sveikas ir gyvas. Bėda buvo ta,
Ne bėda, bet gal nuostaba ta, kad praėjus 10 metų jis nebuvo nei kiek pasikeitęs. Koks dingo vaikas, tai atsirado ne 20-metis jaunuolis, atsirado lygiai toks pat vaikas. Ir jis pasakojo, kad jis buvo ateityje. Ir pasakojo, kad toje ateityje matė. Jis matė, kaip važinėja karietos be arklių po gatves. Ir kaip namai lemia dangų ir yra permatomi. Ir kaip po dangų skraido geležiniai paukščiai. Žinoma, niekas juo netikėjo. Galvojo, kad jam maža kas čia jam nutiko. Galvojo, kad jis visą tai išsigalvojo. Bet ta istorija aprašyta yra vienoj, žodžiu, knygoj, kronikoj tokioj. Įdomiausia tai, kad po 3 savaičių, dėl visiškai nežinomų priežasčių, bent jau kronikoje nerašoma, tas berniukas tiesiog numirė. Jis išgyveno grįžęs 3 savaitės. Dėl ko jis mirė, jokių paaiškinimų nėra. Tai va, tai čia Junličenas, šiaip jau šitą istoriją internete sunku rasti, reikia eiti per visokius raktažodžius, ten paranormalūs reiškiniai ir panašiai. Tai ką aš noriu dabar pasakyti? Ne, kad, ką žinau, kad jokie dalykai, kokius mes besugalvotumėm ir parašytumėm į knygą, nėra visiškos nesąmonės. Greičiausiai tai galėjo būti įvykę. Ir jeigu mano galva tai sugalvojo, labai gali būti, kad aš čia ne pati sugalvoju. Gali būti, kad galbūt aš kažką vieną ausim girdėjau, galbūt aš kažką iš kažkur prisimenu, o galbūt mūsų atmintis pereina, nežinau, kartu su genais, per kartų kartas. Vienu žodžiu, nieko, kas parašyta, kokia be būtų fantastiškiausia knyga, negalima sakyti, kad tai yra nesąmonės ir tai yra sugalvota, nes kas yra mūsų vaizduotė, kas yra mūsų fantazija, iš kur atsiranda mūsų galvoje vaizdai, mokslas įtarė, bet 100% atsakyti negali. Tai va, tai žodžiu, jeigu kam bus įdomu visos tos istorijos, ką aš ten kažkaip sugalvoju, tai galite pasižiūrėti, kaip tos knygos atrodo, nusifotkinti pavadinimus ir viskas, ir voilà, ir pabaigia. 15 po.